Lietuvos kaimų tinklas siekia skleisti pažangę patirtį kaime, aprėpia įvairius ir neretai labai skirtingus žmonės. Važiuojam į Paluknį, aplankysim gimnaziją, kur vaikai mokosi bitininkystės, o po to vyksim į Bijūnų bendruomenę. Mūsų kaime matome, kaip pažangusis sektorius, ūkininkai žengia koja kojon su skaitmenizacija, robotizacija. Bet esama ir kitokių pavyzdžių, esama atsilikimų. Vieni nei minutės negali apsieiti be išmanaus telefono, kiti retai įsijungia kompiuterį ar išvis juo nesinaudoja. Kaimuose reikia rūpintis žmonėmis, kad žmonės ne tik žiūrėtų televiziją, bet ir gražiai bendrautų. Mes siūlom kaip bendravimo formą susitikti ir susipažinti su bitininkystė, paskanauti medaus, gal ir midaus vietoje alaus. Vykdant kaimo pažangos programas, būtina nepamiršti svarbios misijos – mažinti kaimo ir miesto atskirtį. Kas drąsus užeikit? Kas užeina tik drąsus? Mūsų įstaiga žmonės su negalia užsiima bitininkystė. Ir labai bitininkystė susijusi su kaimo atsigavimu, su ekologija, su gamtosauga. Ir mes savo bityną panaudojam švietėjiškam reikmėm. Pastaruoju metu labai atvažiuoja daug mokyklų, gimnazijų, pasidomėti, kaip gyvena bitės. Yra tokia edukacinė programa Avilio pasaulis. Tai atvykę jie čia susipažįsta, iš kur atsirado bitės, kaip jos gyveno, kaip prasidėjo santykis bitės ir žmogaus. Ir iš pradžių žmogus tik, kaip sakyti, naudojusi tą naudą tik medumi. Vėliau dabartiniais laikais suprato, kad bitės naudą žmonijai duoda ne tik medu. Medus tik, kaip amžėjų sakė, tik ražienos rugių lauke. O esmė tai yra apdulkinimas augalų, kuries užsimezga vaisius. Bet mes savo centre dar kitaip vystom edukacinės programas. Žmonės susipažįsta su bitės gyvenimu, su jos darbštumu avilyje. Ir ypač vaikam labai įdomu tas darbštumas, tas nenutrūkstamas darbas, tas bendruomeniškumas. Man dar, aš dar. Aš noriu. Tai kad neima. Dėkis. Aš dar. Mano dieve, mano. Aš irgi. Eisi. Kas dar eis? Paskui pasikeisit vaikai. Užsidėk. Einam prie bičių, einam. Eikit prie šalį nuo dūmų. Ne, gerai. Nieko, dūmai gerai. Dūmai gerai. Jo, tai dabar turim dūminę. Motiejų ir einam tada prie avilio. Ateikit prie avilio. Čia pakeliam. Kelk. Abiem rankom čia sunku. Teik toliau. Kelkit. Aš bijau, kad Kelkit. Va. Ir čia randam bičių šeimą. Prašom. Valgyti medaus, kur ką tik išėmėm. Einam visi, einam vaikai. Kiek aš atsimenu iš jaunystės, tai didžiausias desertas pavasarį būdavo šviežias medus ant šviežio agurkų. Tai nepaprastai skanu, aišku, dabar Maxima ir kitose parduotuvėse gali nusipirkti visokių saldumynų, bet tai šiandien kaip kartas buvo iš Vilniaus atvykusi gimnazijos mokiniai 49, tai mes juos ir pavaišinom. Nuėjo prie avilio, įsiėmė korį ir įsisuko korį į šviežią medaus, kurį užsidėjo ant šviežio agurkų ir valgė. Tai sakė, pirmas į gyvenime tokį skanų desertą valgyti. Tai yra vietos veiklos grupė dažnam kaime, vietos veiklos grupė, kuri rūpinasi kaimo bendruomeniniu gyvenimu. Kad suburti žmonės, tai mes juos ir pamaloninam, sakom, atvykit į susirinkimą, bus medaus. Tai parengėm projektą Trakų rajone, medaus dienos Trakų rajone. Važinėjom po seniūnijas, susirenka žmonės, pasakojam apie bites, jų teikiamą naudą ir visi skanauja medaus.
Ir kai kas sako, norėčiau aš ir savo turėti, sakau, su mielu noru, stokit į bitininkų sąjungą, pamokysim jūs kaip, reiškia, bitinikauti, neįgaliųjų centre susimeistrausit avilį ir turėsit savo medaus. Jis yra pernykštis, žinoma, iš kur dabar tą namą, nieko nėra, dabar taip nektaras, jis keistas, jis ten duok Dievą, žinai, bet jums pačioms, taip baisuokas žmogus gali dabar žiūrėti. Pagal mane buvo ilgą laiką buvo toks judėjimas iš kaimo į miestą. Ir dabar ta pandemija daug ką atskleidė kitaip. Ir dabar, sakyčiau, yra judėjimas iš miesto į kaimą. Žmonės nori būti arčiau gamtos. Pasistato namus ir kažko trūksta. Pasisodinsiu dar obelų kriaušių. Bet vis tiek kažko trūksta. Ir kai žmogus įsigyja avilį, kai to sodybai pradeda dūksti bitės, žmogui tada žiūri ir pamąsto dvasinis toks palengvėjimas. Rankas paskui nusiplausi. Dabar vaikai, čia jums stalas paruoštas. Antrą kartą jau su tais žmonėms susitinku, nes jie išgirsta, internete pasižiūri, atvažiuoja ir sako, norėčiau aš ir bitinikauti. Labai džiugu, kad tai atsiliepia jauni žmonės, nes iki šio laiko daugumoj problema. Bitininkai seno ir nuseno. Dabar atsirado tokia tipo atrakcija ir naujovė į gamtą. Jauni žmonės kreipiasi ir nori užsiimti bitininkystę kaime. Su mielu noru visi bitininkai, profesionalai ir bitininkų sąjunga pateis tiems žmonėms. Su kaimo plėtros programą sėkmingai gyvendins. O aušra, mergaitė svajoja apie jaunimą. Su protu negalia žmonės. Jau, pamiršau. Su protu negalia. O dėl ko tu dūminė aušrelė? Nes, kad bitės mačiuolas. Kaimo tinkle atsiliepiant į šiuolaikinius, kaip sakyti, iššūkius ir norus, vykdomus programos, finansuojamus ir ypač galima paminėti Bijūnų bendruomenę, Tiltų bendruomenę, Paluknių bendruomenę, kur mokykla susidomėjo bitininkystę ir vaikai bitinikauja. Tai tas pats pomėgis mus visus ir apjungia. Kai atėjom prie pačio pirmo bičių namo, pats pirmieji tai bitės gyveno miškuose, drevėse. Šiame veiklos bare gražios patirties sukaupė Trakų neįgaliųjų užimtumo centro kolektyvas. Šis centras neapsiriboja darbų su neįgaliaisiais. Nuolat kviečiasi į svečius moksleivius iš sostinės ir aplinkinių kaimų mokyklų. Ilgalaikį draugystį centrą sieja su Paluknio Liongino Komalovskio gimnazijos pedagogais ir moksleiviais. Kaimynai iš Paluknio ne kartą svečiavosi Trakų užimtumo centre. Gal ir ši draugystė paskatino Paluknio gimnazijos pedagogus bitininkystės dalyką įtraukti į mokymo programas. Grikių medus toks aštroko skonio, bet turi labai daug magnio. Kaip ir patys grikiai, kaip turi nektaras, turi tas pačias savybės, kaip raugas. Tai grikiai turi labai daug magnio ir jie tam neišlungis, tam kažkokie galvos skausmai, magnis padeda. Taip pat grikiai patys neišlungis. Edukacijų tikslas būtų toks, kaip priartinti tą kaimą prie žmogaus, o žmogų prie kaimo, netgi ne tik prie kaimo, prie gamtos. Supažindinti su bitėmis, o realiai, kad pajustų patys vaikai, pasičiupinėtų, pajudintų tą vašką, palankstytų, duodam jiem jį ir paglostyti, ir pauostyti, pakvėpuoti vašku tokiu, kad vaikas augdamas jau žinotų, kas tai yra per daiktas, kaip jisai atras. Mes užaugo matydami, kaip ten tiem visiems seneliam viskas sekėsi, kiti gal jau net ir užaugo neturėdami kaimų. Labai svarbus yra miesto ir kaimo ryšys, netokia didelė ta mūsų Lietuva, be reikalo mes taip vieni nuo kitų nutolom ir tikrai pats laikas būtų grįžti, atrasti tą ryšį. Ir vaikai labai norėjo irgi važiuoti ir dėl to dar atvažiavom, kad sužinotų daugiau apie bites, pamatytų daugiau. Tačiau gamtos būtų, pamatytų
pačiupinėtų, kai paklausiau vaikų, kiek kas valgė medų, kai sergatės, tėveliai duoda, tai pakėlė gal tik keli vaikai. Taip visi gydosi iš pradžių iš karto vaistais, antibiotikai, o natūraliai niekas pradeda nuo žolelių, bet medaus pakėlė ranką, kad vartojo tik tai 2 vaikučiai. Geriau medų vartoti negu cukrų. Kaimo, bet viską pamatė gyvai, o ne iš knygų. Tai dabar irgi sustiprinam, prilipdom. Taip, kad neatsiviniotų, reikia kraštelį užlipdyti tiesiog pirštukais. Vinis sąsivinis, įsivaizduokit, einat į mokyklą, pasiimat vatu. Imk, tau dovanėlė, atsakei. Kuri nori. Centro kolektyvas taip pat vykdo edukacinės programas ir kaimo bendruomenėse. Kaimo bendruomenės svarbi grandis skleidžiant pažangias idėjas, patirtis, draugiško bendravimo įgūdžius. Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė Baltijos šalyse gyvenančių žmonių su kaimynais nekuria ir nepalaiko artimesnių draugiškų santykių, apsiriboja tik mandagių pasisveikinimų. O jų kaimynai, jie gali ištiesti pagalbos ranką, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais. Todėl bendruomenės ryšių stiprinimas, pagalba rasti bendrą kalbą kaimynams, bendruomenių švenčių organizavimas, švietėjiškos paskaitos, užsiėmimai ir yra socialinės veiklos baras. Ir Trakų užimtumo centro darbuotojai vyksta į bendruomenės. Vienas tokių renginių įvyko ir Bijūnų kaimo bendruomenėje. Susirinkę kaimo jaunimas ir pagyvenusieji išgirdo svarbiausių žinių apie sveiką gyvenimo būdą, bitininkystę. Šis susitikimas tapo savotiška medaus diena, kur buvo galima paragauti įvairių bityno produktų, o svarbiausia, išmoko, kaip teisingai vartoti medų. Gerai, aš jums pasakysiu. Šikšnosparniai, kaip mes, pavyzdžiui, asmeniškai, aš mėgstu ledus. Ką tu labiausiai mėgsti? Irgi ledus. Tai šikšnosparniai mėgsta uodus. Va, valgo uodus ir už tai mūsų jie nekandžioja. Todėl stenkitės, kad šalia jūsų gyventų šikšnosparniai. Uodus suvalgys ir jūsų nekandžios. Nu? Pas mane uodas jau įgavo, jis nenorės į ranką įkasti, kad suvalgytų. Yra patvirtintas papildomos alternatyvios medicinos įstatymas, kuriame yra ir apiterapija, sveikatinimas bitėmis ir bičių produktais. Yra tokie specialūs apiterapijos nameliai, kur žmogus atsigulęs ant bičių nusiramina, kvėpuoja avilio oro, pajaučia ramybę dvasinę ir, kaip šiuolaikiniai bioenergetikai sako, bičių šeimos virpėjimas persiduoda į žmogaus ląsteles. Edukacinės programas daro Plungės bitininkų pirmininkas Donatas Sabrutis, turi tokį namelį, Panevėžy žmonės turi, Mažeikiuose bitininkų draugija turi, Trakų bitininkų draugija turi ir Trakų neįgaliųjų užimtumo centras. Trakuose žmonės jau ir pavieniai įsigyja tuos namelius. Jie nameliai, kaip sakyti, yra Kopainė gamina Daugose, galbūt ir kitos organizacijos gamina. Tai yra labai ir sodybos puošmena, ir malonu juose pabūti ir sveikatintis. Prašom užeiti į apiterapijos namelį, kuriame yra 6 bičių šeimos. Vat, tai parodysim, kaip čia jos yra. Čia gultai ir va, čia bičių šeimos. Jo, čia yra stiprius 2 bičių šeimos, o čia šitą silpnesnį, čia jau uždėti magazinai, va, skraido. Ir, reiškia, yra 3 bičių šeimos, tinkliukas ir gultas. Ir atskirta. Tada čia dedasi audeklas, vat. Dar yra ventiliacijos angos, per kurios eina kvapas, pagalvė, va. Ir žmogus atėjęs, nuvargęs nuo sunkių darbų atsigula ir klausėsi bičių ošimo, kvapas, bioenergetika ir toks nusiraminimas.
Čia visų pirma yra užsiėmimas mūsų žmonėms lankytojams, jie turi ką veikti. O kitas dalykas, tai be abejo, čia viskas yra gamtai yra skirta. Šio centro vadovas Juozas Marinkevičius, būdamas iš profesijos radio elektronikos inžinieriumi, daugelį metų dirba socialinių darbuotojų darbą. Jis yra patyręs bitininkas. Bičiuliai Juozą išrinko Trakų bitininkų draugijos pirmininku. Šikšnosparniai, kaip mes, pavyzdžiui, asmeniškai, aš mėgstu ledus. Ką tu labiausiai mėgsti? Irgi ledus. Tai šikšnosparniai mėgsta uodus. Valgo uodus ir už tai mūsų jie nekandžioja. Todėl stenkitės, kad šalia jūsų gyventų šikšnosparniai. O toliau? Lavanda. Čia. Raudonėlis. Tai dabar galite raudonėlį paimti ir patrinkti tarp pirstų, pavostysi kvapą. Juozo įsitikinimu apie bičių naudą, bičių svarbą aplinkos išsaugojimui būtina nuolat kalbėti ir nuolat rodyti. Ir ypač kaime. Juk kaime, kur yra tiek daug galimybių bitininkystėje, žmonės palyginti nedaug suvartoja medaus. Menkai apie tai težino. Nepamirštami ir miesto moksleiviai. Ne visi jie turi senelius kaime. Todėl miesto moksleivių grupės nuolat kviečiamus į edukacinės programas, pamokas, kurios vyksta šiame centre. Čia pamatė daugmaž, kaip gyvena kaimas. Jūs mieste vienas gyvenimas, o čia daugiau arčiau kaimo. Tai kaime irgi galima puikiai gyventi. Mūsų dovanos. Rėmelis buvo šiandien bitinė, ką tik iš bitynų, šviežias medus. Prašom.